Item TV sukūrė naują pluginą, kuris sujungia visus 3 pluginus. Steam Suite 3 beta versija. Čia nuotrauka ta parodyta, parodys, kaip atrodo nuo OBS. Toks dizainas. Pasikeitė biškį nustatymas, čionais atsirado viršuj. Prisidėjo va tokie mygtukai dar. Ir dizainas spalva kitokia. Spaudžiam čia. Jeigu jums šita spalva nepatinka, galit va tokią. Aš tai šitą naudoju. Man jinai labiau patinka. Taip atrodo. Kad padaryti ekraną antrą, spaudžiat čia. Ir va šitas pluginas naujas jau. Pirmas. Antras. Tiesiog paspaudžiat šitą ir susikūrė naujas. Ir formatą va. Spaudžiat. Kokį norit rezoliuciją. Kad gali 4K netgi. Vertikalų, horizontalų, kokį norit. Galit 2 vertikalius pasidėti, 2 horizontalius. Čia va šitas. Jeigu spausit iškart į trečią. Ketvirtas ir šitas pagalbos. Šitą. Čia ir čia Restreamo pluginas, kuris jau metus yra. Čia rekordingo nustatymai. Čia klipams skirta. Ir paskutinis virtualią kamerą. Galit pasidėti su šito pluginu 2 virtualias ekranus ir 2 horizontalius. Skirtingus nustatymus. Pat, pavyzdžiui, aš pasidėjau. Tenais būtų tokia, o va šiandien kluvėlė, va kur nėra mini klaviatūros, gali šiatas būti. Tenais, pavyzdžiui, be šiato. Taip pat ir šią, pavyzdžiui, gali pasidaryti antrą monitorių per visą ekraną, pavyzdžiui, tiesiog žaidimas, ar antras monitoras bus, pavyzdžiui, web kamera ir visas kiti dalykai. Ir viskas. Skirtingus streamus galite paleisti vienu metu. Skirtingom nustatymui. Bet šitą pluginą geriau naudoti, jeigu turite didelį monitorių. Nes pas mane 24 monitorių va taip atrodo. Jasnis geriau atrodo. Ir va šią nustatymą jau dar yra. Taip atrodo, o šią galite tiesiog persijungti ir bus vienas. Settingai. Čia patys. Kelia kažką. Aišiai saitą. Galite uždoneitinti gamintojui. 5 eurai, jam 9 centai. Viskas. Ar gal šitą.